Gitana Tamėnienė, gydytoja psichiatrė. Gydytoja dirbu jau apie 26 metus. Turiu nemažą patirtį dirbant su pacientais įvairiom problemom. Savo darbą pradėjau stacionare, paskutinius apie 20 metų dirbu jau ambulatoriniai grandy. Pagrindinės priežastys paskutiniu metu, dėl ko kreipiasi pacientai į psichiatrą, tai yra įvairiausi nerimo sutrikimai ir miego problemos. Dažniausia problema su nerimu kankina įvairaus amžiaus žmonės. Ateina tiek jauni pacientai, tiek vyresnio amžiaus žmonės. Nerimas yra šiaip normali fiziologinė reakcija į patiriamą stresą. Jeigu kažkoks tai rūpestis, bėdos ir mes patiriame nerimą, tai yra viskas normalu. Tačiau praėjus tai stresiniai situacijai nerimas dažniausiai aprimsta, praeina ir mes jo nejaučiam. Tačiau gyvenant ilgą laiką nuolatinio streso ir įtampos sąlygomis, nerimas dažnai patampa patologiniu. O tai reiškia, kad iš niekur nieko, kaip dažnai žmonės pamini, atsiranda tarsi svaigimas, ima mušti širdis, išpila prakaitas, dažnai trūksta oro, apima baimė. Ir tokios būsenos tampa nevaldomos. Netgi ramybės būsenoje žmonės patiria tai ir tai nemenkai išgąsdina. Kreipiasi be abejonės pirmiausia į šeimos gydytoją, ieškomos priežastys ir dažnai kūniškos priežastys nenustatomos. Tai reiškia, kad nerimas patampa patologiniu ir negalima jo jokiais būdais ignoruoti, nes negydomas, nevaldomas nerimas dažnai sukelia tuos vadinamus psichosomatinius simptomus, kuomet nerimas transformuojasi į kūniškus pojūčius. Ir tuomet prasideda painiava, kiti specialistai nenustato, kokios gali būti priežastys, neranda tų kūniškų priežasčių, žmogus ilgai blaškosi po specialistus ir vis tiek nėra problemos sprendimo. Tokiu atveju dažnai ir atsiranda žmonės pas psichiatrą, paraginti dažnai kitų specialistų arba netgi šeimos gydytojo. Ir tuomet pradedamas gydymas, nes to patologinio nerimo negalima ignoruoti ir palikti laukiant, kad galbūt praeis. Gydymas yra įvairus, dažniausiai skiriami arba raminantis preparatai, arba antidepresantai, tiesiog priklausomai nuo to, kokie simptomai vyrauja. Ir nereikia baiminti. Žmonės dažnai atėję sako, kad ne, aš tikrai nenoriu antidepresanto, nes girdėjau visokiausių blogų atsiliepimų. Tai netiesa. Antidepresantai skiriami pakankamai dažnai dėl to, kad jie yra saugus. Juos lengva reguliuoti jų dozės, galima kontroliuoti simptomų dinamiką. Paraginčiau labai, esant bet tokiai neaiškiai situacijai, nebijoti kreiptis į psichiatrą. Dažnai žmonės pradeda, aišku, nuo psichologo ir psichologai dažnai paragina kreiptis į psichiatrą. Nereikia baimintis, tik norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kad vis tik reikėtų bandyti išvengti tokių būsenų, kiek įmanoma. Kokybiškai pasirūpinti savo poilsiu. Viską galima daryti, gyventi, džiaugtis, pramogauti, bet neužmiršti pakankamai pailsėti. Labai svarbus yra nakties miegas. Turėtumėm laikytis tam tikro režimo. Pakankamai turėtų būti ir fizinio aktyvumo. Be abejonės tie bendri principai sveikos gyvensenos, daugiau fizinio aktyvumo, sveikas maistas, visa tai labai reikšminga, bet jeigu ir tai nepadeda, nebijoti kreiptis į psichiatrą.